Čia Dievo rykštė. O taip, kasgi čia. Čia mano 4. knyga, kuri buvo pradėta vakar. Čia 3. knyga. 3. knyga buvo pabaigta vakar. Čia rasite visokiausių įdomybių ir abstrakčių dizainų, pasakojančių vieną didelę istoriją. Ir aš nežinau, kas dabar darėsi su kamera, bet kamera buvo lagina labai įdomi. Žiūrėsim, kaip čia bus. Tai va, 3. knyga yra šiek tiek tokia laisvesnė, chaotiškesnė, įvairesnė. Ir 3. knygos visas veiksmas vyksta Facebook'e. Vadinasi, nebeturiu kavos. Tai va, 3. knyga. Čia 2. knyga. 2. knyga irgi taipogi iliustracijos šiek tiek švaresnės, šiek tiek daugiau galima įsigilinti į spalvomis, į tai, kas yra užkoduota. Irgi baigta vakar. Tai va, jau gausėja. Dabar mano tušinukas pasibaigė. Tai dėl to darau reklamą. Kol parduosiu šitas knygas, neturėsiu tušinuko. Nes nėra markių. Tai va, čia 2. knyga. 2. knyga vadinasi Eric Elias Bingo Bango Bogo Banko Fabriko House. Čia 1. knyga, šventoji, 33 puslapiai nuostabiausių piešinių ir dangiškos informacijos. Jūs pažiūrėkit. Ir visa tai buvo užbaigta vakar. Čia jau pirma pati brangiausia visada. Kokia įžvalga, kokie pasisukimai, kokia istorija. Jūs nepatikėsite. Ir va čia, kur juodas tušinukas, tai jau kitos dienos. Čia šitie vat nuo čia vienas per dieną, o atsakymai vienas per 5 minutės. Tai va, tokios knygutės yra kantriai laukia, labai kantriai laukia savo leidėjų. Ir galėtojų įgalinti visus planetos žmonės paspalvinti šitą ramybės paveikslų kupiną sąsiuvinuką. Šitas sąsiuvinuko lapai yra labai prastos kokybės, tai dėl to pirmiausia norėčiau, kad būtų padarytos kopijos prieš bet kokias spalvas pradedant dėti. Ir dėl to ieškau žmogaus arba merginos, kuri norėtų kartu tęsti šitą kelionę ir apdovanoti žmonės
nuostabiais ezoteriniais dizainais. Ar reikia kalt? Ne. Čia vis daugiau naujų dalykų gali pamatyti. Vis labiau įsižiūrėti giliau, kur čia kas, kaip, kame. Ir visas šitas darbas buvo atliktas be galo trumpą laiką. Paskutiniai, kaip čia pasakyti, pradėjau prieš savaitę ir visą kitą padariau per dieną naktį. Čia buvo tušinukas, dabar jis tuščias. Dabar galima pereiti prie visokių maikonų darimo. Galimybės neribotos. Fantazijos tik tai reikia. Ir viskas įmanoma.